Gegužė 1941 metai Jugoslavija buvo įvairi šalis, sudaryta iš skirtingų etninių grupių ir religijų, kuri bandė išlikti neutrali antrajame pasaulinėme kare. Tačiau jos strateginė padėtis Balkanuose pavertė ją pagrindiniu ašies valstybių taikiniu. Spaudžiama Vokietijos, Jugoslavijos vyriausybė sutiko prisijungti prie Trišalio pakto, tačiau provakarietiškų pareigūnų vadovaujamas perversmas supykdė Hitlerį. Atsakydama tai, nacistinė Vokietija ir jos sąjungininkės įsiveržė į Jugoslaviją 1941 metų balandį, padalindamos jos teritoriją tarp įvairių okupuojančių tautų. Serbija atsidūrė Vokietijos kontrolėje, o Kroatija tapo profašistinė Vokietijai palankia valstybė. Vengrija, Bulgarija ir Italija pasidalino kitus regionus, įtvirtindamos brutalų okupaciją, kuri atnešė persekiojimus, represijas ir naikinimą. Jugoslavijos žydų likimas buvo ypač tragiškas. Iš maždaug 78 tūkstančių gyvenusių šalyje prieš karą, dauguma buvo deportuoti ir nužudyti nacių bei kolaboracionistų koncentracijos stovyklose. Kaip buvo įmanoma, kad tokia įvairi tauta atsidūrė vienose baisiausių žudynių istorijoje? Priversti nusileisti nacių jungo pradžią Jugoslavijoje. Jugoslavijos projektas atsirado pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai. Serbija susivienijo su kitomis teritorijomis, sudarydama serbų, kroatų ir slovėnų karalystę, kuri vėliau buvo pavadinta Jugoslavija. Ši šalis siekė suvienyti vadinamąsias pietų slavų tautas, integruodama įvairias etninės grupės, pasiskirsčiusias įvairiuose regionuose. Serbai stačiatikių tikėjimo turėjo sostinę Belgradą, kroatai daugiausia katalikai buvo Zagrebe, bosniai musulmonų tikėjimo ir turkų kilmės Sarajeve, slovėnai taip pat katalikai Liublianoje, juodkalniečiai stačiatikių tradicijos Cetinėje, makedonai su graikų įtakomis Skopjėje ir kosoviečiai musulmonai albanų kilmės Prištinoje. Visą 20-ąjį amžių Jugoslavijos karalystės stabilumą paveikė įtampa tarp skirtingų bendruomenių, ypač dėl serbų dominavimo Kroatijoje ir Slovėnijoje, kurių gyventojai jautėsi Belgrado marginalizuojami. Valstybinė administracija daugiausia kontroliavo serbų pareigūnai, tas pats vyko ir pagrindiniuose ekonomikos bei finansų sektoriuose. Karališkojoje Jugoslavijos armijoje serbų buvimas buvo didžiulis. Iš 165 generolų tik 4 nepriklausė šiai grupiai. Ši nelygybė nuskurdino kelis regionus ir paskatino augti nacionalistinius judėjimus prieštaraujančius šalies vienybei, tokius kaip Kroatijos ustašiai ar Makedonijos vidaus revoliucinė organizacija. Pastaroji grupė stovėjo už pasikėsinimo Marselyje, kur buvo nužudytas karalius Aleksandras I. Monarcho mirtis paliko sostą be lyderio, o regencija atiteko Pauliui I, kol princas Petras II pasieks pilnametystę 1941 metais. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 1939 metais, Jugoslavija išliko neutrali, nes karas nebuvo pasiekęs jos teritorijos ir jos vyriausybė palaikė gerus santykius su Vokietija. Šalis vokiečiams pardavė tokias medžiagas kaip švinas ir cinkas ir mainais gavo modernę ginkluotę, įskaitant Messerschmitt E-109 naikintuvus. Tačiau Italijos invazija į Graikiją 1940 metais ir vėlesnis karas tarp abiejų šalių pakeitė situaciją. Priešingai visoms prognozėms, graikams pavyko atstumti Italijos karius atgal į Albaniją. Tai nukreipė dviejų galingųjų valstybių žvilgsnį į Jugoslaviją. Vokietijos, kuri reikėjo pereiti per jos teritoriją, kad padėtų Italijai, ir Jungtinės karalystės, kuri Balkanuose matė galimybę destabilizuoti Trečiąjį reichą. Iš pradžių Jugoslavija bandė išlaikyti neutralitetą užsienio politikoje. Tačiau šalies viduje egzistavo skirtingos pozicijos. Serbijos generolo Milano Nedio vadovaujamas sektorius palaikė sąjungą su Italija, siekiant prisijungti prie invazijos į Graikiją ir mainais gauti Salonikų regioną. Tuo tarpu didelė dalis kroatų, musulmonų ir makedonų simpatizavo ašiai. Priešingai serbai, juodkalniečiai ir slovėnai kartu su stačiatikių bažnyčia, aukščiausia karinė vadovybė, monarchija ir pagrindiniais finansų sektoriais palaikė sąjungininkus.
Net komunistų partija, pogrindyje vadovaujama Josipo Broz Tito, taip pat palaikė vakarus. Šis vidinis susiskaldimas paaštrėjo, kai 1940 m. lapkričio 27 d. Adolfas Hitleris pareikalavo iš Jugoslavijos vyriausybės aiškios pozicijos dėl jos neutraliteto, užsimindamas apie galimybę leisti vokiečių kariams praeiti link Graikijos-Albanijos sienos. Nuo 1941 metų pradžios Belgradas stengėsi atidėti bet kokį sprendimą, kad išvengtų įstraukimo į karą. Tačiau vasario 14-ąją prezidentas Dragiša Cvetkovijus ir užsienio reikalų ministras Aleksandras Cincer-Markovijus išvyko į Austriją susitikti Zalcburge su Joachimu von Ribbentropu, o regentas Paulius I nuvyko į Berchtesgadeną susitikti su Hitleriu. Vokiečiai pasiūlė Jugoslavijai prisijungti prie trišalio pakto su Vokietija, Italija ir Japonija mainais už naudingus prekybos susitarimus, didesnę įtaką Pietų Europoje, prieigą prie modernios ginkluotės ir Salonikų uosto perdavimą kenkiant Graikijai. Nors pasiūlymas buvo viliojantis, vadovai abejojo, nes žinojo, kad Belgrado gyventojai reaguos neigiamai. Tiesą sakant, dar prieš jiems priimant sprendimą, Jungtinei karalystei artimas karo ministras Dušanas Pešius atsistatydino. Po mėnesio negavęs atsakymo, Hitleris prarado kantrybę ir pagrasino nutraukti tiekimą Jugoslavijai iš Čekoslovakijos per įmonę Škoda. Be to, kovo 19 jis pateikė ultimatumą, reikalaudamas nedelsiamo atsakymo. Galiausiai, spaudžiami, Cvetkovijus ir Cincer-Markovijus tą pačią savaitę vėl išvyko į Austriją ir įtempto veiksmo metu formalizavo Jugoslavijos prisijungimą prie trišalio pakto. Valstybės perversmas pakeitęs Jugoslavijos likimą. 1941 metais kovo 27 dienos 22:20 ryto Jugoslavijoje įvyko valstybės perversmas praėjus vos 3 dienoms po prisijungimo prie trišalio pakto. Belgrade generolas Dušanas Simovius įsakė dislokuoti tankus ir artileriją visame mieste, o jo kariai užėmė karo ministeriją. Tuo pačiu metu generolui Borai Mirkovičiui pavyko sukelti visą oro pajėgas. Netrukus po aušros sukilėliai jau buvo užėmę pagrindinius biurus, kareivinės ir paštą. Jie taip pat įsiveržė į karališkuosius rūmus, nušalino nuo valdžios regentą Paulių I ir privertė atsistatydinti prezidentą Dragišą Cvetkovijų bei užsienio reikalų ministrą Aleksandrą Cincer-Markovičių. Be to, jie sučiupo Milaną Stojadinovičių, šalies fašistų lyderį, ir išsiuntė jį į Jungtinę karalystę. Sukilimas greitai išplito, sulaukdamas palaikymo Zagrebe, Sarajeve ir Skopjėje. Tai panaikino Jugoslavijos prisijungimą prie ašies. Su nauja politinė padėtimi Petras II buvo paskelbtas karaliumi, nors dar nebuvo sulaukęs pilnametystės. Serbijos demokratų partija perėmė vyriausybę, sukeldama nepasitenkinimą tarp kitų bendruomenių, ypač kroatų. Tačiau didžiausia problema kilo dėl Vokietijos reakcijos. Serbijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves su Didžiosios Britanijos vėliavomis ir netgi užpuolė Vokietijos ambasadoriaus automobilį. Įsiutęs dėl to, ką laikė išdavystė, Adolfas Hitleris įsakė nubausti Jugoslaviją nedelsiant įsiveržiant. Simovijaus vyriausybė greitai suprato, kad Vokietijos atsakas bus neišvengiamas. Jie bandė nuraminti situaciją, patikindami Berlyną, kad neprisijungs prie sąjungininkų, tačiau niekas jais nepatikėjo. Artėjančio pavojaus akivaizdoje jie kreipėsi į Jungtinę karalystę, tikėdamiesi pastiprinimo. Tačiau pažadėta pagalba nepasiekė. Britai užsiėmė Afrikos korpuso puolimu Egipte, sugebėjo nusiųsti tik kelias karių į Graikiją. Jausdamasis, kad buvo apgautas, Simovijus atsisakė kovo 30 dieną susitikti su Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministru Anthony Edenu. Nepaisant to, balandžio 1 jis susitiko su generolu Jonu Dillu ir Graikijos vadu Aleksandru Papagos, kad suplanuotų galimą gynybą nuo artėjančio Vokietijos puolimo. Karališkoji Jugoslavijos armija turėjo 31 diviziją dislokuotą Balkanuose, daugiausia pėstininkų ir kelias kavalerijos. Šie daliniai buvo suskirstyti į skirtingas karinės grupės su nepriklausomomis formacijomis, apimančiomis įvairias strateginės pajėgas. Nors kariai buvo gerai apmokyti ir turėjo modernę įrangą, etninė įvairovė kariuomenėje kėlė vidinius konfliktus. Daugelis matė karą kaip galimybę dezertiruoti ar net prisijungti prie ašies.
Kalbant apie šarvuotąją techniką, įranga buvo sena ir ribota. Iš 172 pirmojo šarvuotojo bataliono tankų 110 buvo Renault 17 iš pirmojo pasaulinio karo, o likusieji 54 sudarė prancūziškus Renault 35 ir 8 čekoslovakiškos kilmės visi pasenę modeliai. Kita vertus, karališkosios Jugoslavijos oro pajėgos turėjo įvairesnį laivyną su skirtingų kartų lėktuvais. Nepaisant senų modelių, jie taip pat naudojo Messerschmitt EJ-109 naikintuvus ir Dornier 217 bombonešius, įsigytus iš Vokietijos be Britų didelių Blenheim lėktuvų. Karališkasis Jugoslavijos laivynas Jugoslovenska Kraljevska Mornarica, įsikūręs Adrijos jūros uostuose, turėjo nedidelį laivyną palyginti su Italijos laivynu. Jo pagrindinis laivas buvo lengvasis kreiseris Dalmacija, lydimas eskadrinių minininkų ir povandeninių laivų, dislokuotų Dalmatijos ir Juodkalnijos bazėse. Iš viso Jugoslavijos pajėgos sudarė 850 tūkstančių kareivių, 172 tankus ir 623 lėktuvus suskirstytus į naikintuvus, bombonešius, transporto ir mokomuosius orlaivius. Jos jūrinį laivyną sudarė 53 laivai, įskaitant vieną kreiserį, 5 eskadrinius minininkus, 4 povandeninius laivus, kelias torpedinės valtis, minų tralerius, patrulinius laivus ir hidroplanų lėktuvnešiai. Operacija Bausmė – ašies strategija Jugoslavijos nugalėjimai. Pavadinimu Operacija Bausmė arba direktyva EIR 25 Vokietija parengė invaziją į Jugoslaviją, skirtą 1941 metų balandžio pradžiai. Strategija apėmė puolimą iš skirtingų taškų, naudojant karinės bazes Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Šiuo dislokavimu Jugoslavijos pajėgos būtų apsuptos keliais frontais, o tai leistų vokiečiams judėti be didelio pasipriešinimo. Tokiu būdu jie prasiskins kelią Slovėnijoje, Serbijoje, Kroatijoje ir Niše, palaipsniui apsupsdami priešą, kol privers Belgrado vyriausybė pasiduoti. Antroji Vokietijos armija, vadovaujama Maksimiliano von Weizso, buvo dislokuota tarp Austrijos ir Vengrijos, o 12 armija, vadovaujama Vilšelmo Listo, buvo dislokuota Bulgarijoje ir Rumunijoje. Iš ten vokiečiai judėjo į Slovėniją ir Kroatiją, užtikrindami savos upės kontrolę ir toliau į Bosniją. Tuo pat metu kita puolimo grupė turėjo judėti Belgrado link ir okupuoti Kosovą bei Makedoniją, užimdami svarbiausius miestus. Tuo pačiu metu kita armijos dalis judėjo į Nišą ir Vardaro perėją, siekdama susijungti su Graikijos invazija vadinamoje operacijoje Marita. Be Vokietijos kitos ašies valstybės taip pat dalyvavo atakoje. Vengrija, vadovaujama Mikloso Horthy, sutiko prisijungti prie puolimo mainais už Vojvodinos regioną. Tačiau ministras pirmininkas Plastelekis, kuris gynė draugystės paktą su Jugoslavija, nusižudė, pamatęs, kad jo šalis sulaužė susitarimą. Savo ruožtu Musolinis palaikė invaziją, tikėdamasis aneksuoti Dalmatiją ir Adrijos jūros salas, teritorijas, kurių Italija negalėjo gauti po Pirmojo pasaulinio karo. Bulgarija, vadovaujama karo Boriso III, prisijungė siekdama atgauti aukštutinę Makedoniją, o Albanija, paveikta Italijos, siekė plėstis į Kosovą. Rumunija, valdoma Jono Antonescu, nesiuntė karių tiesiogiai, bet leido vokiečiams naudoti savo strateginėmis bazėmis Timišoroje. Italija, po Vokietijos, buvo šalis, kuri į invaziją atsiuntė daugiausia karių. Iš Julijos Alpių Italijos armija judėjo į Slovėniją ir pietvakarių Kroatiją, o kita grupė įsiveržė į Juodkalniją ir Makedoniją iš Albanijos. Vengrija taip pat aktyviai dalyvavo, siųsdama karių į Šiaurės Serbiją. Bulgarija dislokavo karinius dalinius Nišo rajone, o Albanija prisidėjo savo fašistų miliciją, kad paremtų albanų bendruomenę Kosove. Kita vertus, Rumunija bendradarbiavo su artilerija ir karinėmis dalimis strateginiuose punktuose. Iš viso ašies pajėgos surinko maždaug 700 tūkstančių karių. Iš jų 337 tūkstančiai buvo vokiečiai, 250 tūkstančių italų, 100 tūkstančių vengrų, 15 tūkstančių bulgarų, 5 tūkstančiai albanų ir 1 tūkstantis rumunų. Kalbant apie įrangą, ašies blokas turėjo 875 tankus ir 1756 lėktuvus, dauguma jų priklausė Vokietijai ir Italijai. Plano vykdymas nuosmukis.
1941 metais balandžio 6 dienos ankstų rytą Jugoslavijos armijos bazė, esanti maždaug už 128 km nuo Belgrado, aptiko priešo lėktuvus skrendančius virš sienos su Vengrija. Neturėdami galimybės reaguoti, apie 150 vokiečių lėktuvų, vadovaujamų generolo Aleksandro Lhro, rumunų kilmės, kartu su kai kuriais Italijos daliniais pasiekė Serbijos sostinę. 50 stuką pikiruojančių bombonešių grupė pradėjo puolimą, mėtydama padegamąsias bombas miesto centre. Tuo pat metu Messerschmitt EJ-109 naikintuvai ir Messerschmitt EJ-110 bombonešiai atakavo Zemuno aerodromą, kur ant žemės sunaikino 50 Jugoslavijos lėktuvų, įskaitant 26 Dornier 217 bombonešius ir kitus senesnius modelius. Kol tai vyko, Heinkel J111 ir Dornier 217 bombonešiai iškrovė savo arsenalą ant kelių strateginių punktų, pažeisdami Dedinų karališkuosius rūmus, Topčidero kareivinės, karo akademiją, geležinkelio stotį, paštą ir oro bei jūrų ministerijas. Net Serbijos nacionalinė biblioteka degė, o zoologijos sodas patyrė didelių nuostolių, dėl ko kai kurie gyvūnai pabėgo ir bėgiojo gatvėmis. Bombardavimo poveikis buvo niokojantis, gatvės sunaikintos, o šimtai namų paversti griuvėsiais, žuvo 4000 civilių. Generolas Dušanas Simovijus, kuris prieš kelias dienas vadovavo valstybės perversmui, gavo žinią apie puolimą, kai dalyvavo savo dukters vestuvėse už kelių kilometrų nuo sostinės. Jis nedelsdamas grįžo į Belgradą ir rado jį griuvėsiuose, su didžiuliais krateriais gatvėse. Susitikęs su generaliniu štabu karo ministerijoje, viename iš nedaugelio išlikusių pastatų, buvo nutarta perkelti vyriausybę į Užičės miestą. Tačiau iš naujos būstinės viešbutyje Palace administracija nesugebėjo vykdyti jokios kontrolės. Nuolatiniai bombardavimai nutraukė beveik visus ryšius išskyrus vieną liniją su Belgradu, o kroatų frakcija, vadovaujama Vlatko Mačeko iš Kroatų valstiečių partijos, dingo be pėdsakų. Ta pačia diena Vokietijos kariuomenė kirto Jugoslavijos sieną iš Bulgarijos, greitai judėdama per Makedoniją ir prisijungdama prie bulgarų dalinių pastiprinimų. Savo kelyje Vaifens pulkas pašalino pasipriešinimą Kryva Palankos perėjoje, užėmė Kumanovą ir užėmė Strumicą. Tada pasukę į pietus jie pasuko link sienos su Graikija, kad dalyvautų invazijoje į Helenų šalį, kuri prasidėjo lygiagrečiai pavadinta Operacija Marita. Šiaurės Jugoslavijoje prie Vojvodinos ir Vengrijos sienos Jugoslavijos karališkojo laivyno kanonieriai Drava, Sava, Morava ir Vardar plaukė Dunojumi aptikę priešo buvimą. Atsakydami, jie paleido kelis šūvius į Vengrijos miestą Mohačą, padarydami žalą. Tai paskatino trečiąją Vengrijos armiją atsakyti artilerijos ugnimi ir sukėlė Budapešto nedelsiamą karo paskelbimą Belgradui. Tuo tarpu Serbijos Banato pasienyje su Rumunija 41 motorizuotojo korpuso daliniai įsikūrė Timišoroje, kartu su artilerija aprūpinta įvairaus kalibro ginklais atakavo Jugoslavijos pozicijas. Kai kurios iš jų buvo sunaikintos, tačiau Belgrado reakcija buvo greita. Du blengiai bombonešiai atakavo Rumunijos miestą Aradą, nors abu buvo numušti. Balandžio 7 dieną, antrąją puolimo dieną, 12 Vokietijos armija kirto Vardarą ir okupavo beveik visą Makedoniją. Skopjėje, regiono sostinėje, buvo paimta į nelaisvę daugiau nei 20 000 Jugoslavijos karių, įskaitant kelis generolus. Paraleliai antroji Italijos armija kirto iš Julijos Alpių į Slovėniją, susidurdama su menku pasipriešinimu. Jie greitai judėjo ir užtikrino savo slėnio, Kastavo ir Pec kalno viršūnės kontrolę. Iki balandžio 8-osios jie jau dominavo Kranišką gorą, Zavratet ir Gods. Kol Italijos pajėgos be problemų veržėsi Slovėnijoje, Albanijoje istorija buvo kitokia. Po mėnesių išsekimo dėl karo su Graikija, 9 Italijos armija negalėjo prisijungti prie puolimo ir vietoj to patyrė 3 Jugoslavijos armijos puolimą. Jos kariai pralaužė gynybos linijas, veržėsi per Gusinę ir Prokletija kalnus, perėmė Škodros kelio kontrolę ir atėmė Debarą iš italų ir jų albanų sąjungininkų. Rytuose balandžio 8 dieną 14 tankų korpusas kirto Serbijos sieną, įveikė Nišavą ir nušlavė Jugoslavijos gynybos pozicijas Pirote. Tai sukėlė kelių Belgrado armijos dalinių žlugimą, leidžiančiant vokiečiams be kliūčių užimti Nišą.
Toliau į pietus 40-oji tankų korpusas, remiamas 5-osios Bulgarijos armijos, užtikrino Makedonijos kontrolę, užimdami Štipą, Velesą, Prilepą ir Monastyrą. Priešingai, 9-oji Italijos armija Albanijoje ir toliau prarado pozicijas. Jugoslavai veržėsi per Drino upę ir užėmė Valibonę ir Kolietgavą, dar labiau silpnindami Romos karius. Nepaisant to, Slovėnijos fronte antroji Italijos armija išlaikė savo pergalingą seriją. Perėję Cerkno kalnus ir Riečinos upę, jie išstūmė Jugoslavijos karius iš Kalce ir Logate, įtvirtindami savo dominavimą regione. Jugoslavijos žlugimas kovo per 12 dienų. 1941 metais balandžio 9 dieną antrosios Vokietijos armijos puolimas prasidėjo iš Austrijos siekiant veržtis į Slovėniją. Kol kariuomenė įsiveržė į Slovėnijos teritoriją iš Tyrijos, vokiečių mažumos Volksdeutsche grupės Maribore perėmė situacijos kontrolę. Ginkluoti pistoletais ir šautuvais, jie užėmė vyriausybės pastatus ir nuginklavo Jugoslavijos sargybinius. Dėl šios akcijos vokiečių puolimas buvo greitas ir miestas be pasipriešinimo atiteko 51 korpusui. Be to, jie palengvino Drovos upės kirtimą, užtikrindami keletą tiltų, kas leido šarvuotosioms pajėgoms be kliūčių ją kirsti. Balandžio 10 dieną 46 tankų korpusas atidarė naują frontą Jugoslavijoje, kirsdamas sieną iš Vengrijos Kroatijos kryptimi. Šarvuotosioms pajėgoms vadovaujant, vokiečiai per trumpą laiką užėmė kelias pagrindinės vietovės, palikdami daugelį Jugoslavijos karių įstrigusių Budapešto Triesto geležinkelio linijoje. Per vieną dieną puolimas viršijo 100 km su minimaliu pasipriešinimu, nes kai kurie kroatų daliniai iš Jugoslavijos armijos sukilo ir palengvino Zagrebo okupaciją per kelias valandas. Iki to momento Kroatija nebuvo aktyvi ašies puolimo dalis, tačiau situacija pasikeitė, kai iš Romos fašistų lyderio Antis Paveličiaus raginimas paskatino sukilimą. Daugelis Kroatijos dalinių sukilo, sučiupo savo pačių serbų karininkus ir atidavė pagrindinius miestus vokiečiams. Bielovare maištas leido naujam merui paskelbti šalies nepriklausomybę. Bosnijoje ir Hercegovinoje kroatų nacionalistai ir Vokietijos sąjungininkai bosnių grupuotė susidūrė su Jugoslavijos armija, sugebėdami užimti Mostrą ir netoliese esantį aerodromą, kur užėmė keletą bombonešių, kurie vėliau buvo naudojami naujos Kroatijos aviacijos. Tuo tarpu Nišo regione 14 korpuso vokiečių pajėgos veržėsi be pasipriešinimo, palikdamos tūkstančius Jugoslavijos kareivių be išeities. Užtikrinę Moravos slėnį, jie užėmė Paraciną ir Kragujevacą, palikdami visiškai izoliuotus tūkstančius kareivių Leskovace, kurie galiausiai pasidavė be kovos. Nepaisant ašies pajėgų sėkmės skirtinguose frontuose, Albanijoje situacija buvo kitokia. Ten 9 Italijos armija toliau traukėsi priešais 3 Jugoslavijos armiją, kuri sugebėjo prasiskverbti 50 km į priešo teritoriją. Škodros miestas pateko į jų rankas, o Jugoslavijos aviacija bombardavo Italijos karinio jūrų laivyno bazę Duresyje, žymėdama aukščiausią savo puolimo tašką šiame rajone. 1941 metais balandžio 11 dieną Jugoslavijoje atsidarė dar vienas frontas, kai Vokietijos kariai kirto sieną iš Rumunijos į Serbiją. Remiami mechanizuotų dalinių ir Rumunijos atskyrimų, jie greitai veržėsi, užimdami Timišorą ir užgrobdami aerodromą, kur rado 3 nepažeistus Jugoslavijos naikintuvus. Atakos greitis buvo toks įspūdingas, kad per mažiau nei dieną jie pasiekė Varšacą ir Pančevą, negi priartėjo prie Belgrado. Tuo tarpu Slovėnijoje italai tęsė savo puolimą užimdami Susaką ir Kraljevicą, kol 2 elitiniai batalionai sunkvežimiais įvažiavo į Liublianą. Tuo pat metu Albanijoje situacija pasikeitė. Po atsitraukimo italams pavyko apgauti Jugoslavijos pajėgas su netikru telegramu, kuris nuvedė juos į pasalą. Turėdami pranašumą, jie pradėjo kontrpuolimą, kuris išstūmė Jugoslavijos karius iš Albanijos, ypač nubaudžiant vieną iš jų divizijų, kuri buvo užpulta tanketėmis prie Pronisato upės. Kroatijoje Jugoslavijos armija susidūrė su rimtais sunkumais. Vokiečiai greitai užėmė strateginius punktus, tokius kaip Slatina ir Našice, be to užėmė Osijeką, pagrindinę poziciją, skirtą patekti į Serbiją. Situacija pablogėjo dėl kroatų grupių sukilimų,
kurios kartu su fašistinėmis milicijomis nuginklavo Jugoslavijos dalinius ir užėmė keletą miestų, įskaitant Čapliną, Trebinę ir Bilečą. Kitą dieną, balandžio 12-ąją, Vengrija prisijungė prie invazijos, kirsdama sieną su Vojvodina. Judėdamos 3 skirtingomis kryptimis, jų pajėgos užėmė Zemuną, užgrobė Backą ir pasiekė Drovą, nors jų progresas laikinai sustojo Novi Sade, kur serbų gyventojai ginkluoti tuo, ką turėjo po ranką, bandė pasipriešinti. Kitose šalies vietose ašies puolimas tęsėsi nesustodamas. Sunaikinę Jugoslavijos dalinius Osieko mieste, vokiečiai stebėtinai greitai judėjo, užimdami Mitrovicą, Lazarevacą, Zvorniką, Valjevą, Sisiaką ir Bihačą. Toliau į vakarus kiti daliniai išvalė Nišavo slėnį ir pasiekė Avalos kalno viršūnę. Tuo tarpu italai užėmė Karlovacą ir Senijį ir išlaipino karius Adrijos jūros salose. Jūroje Jugoslavijos laivynas liko įstrigęs uostuose dėl Italijos karinio jūrų laivyno pranašumo, o Vokietijos aviacija nuskandino kanonierę Dravą Dunojuje, sukeldama 121 nuostolių. 1941 metais balandžio 12 dienos vakare antrosios tankų divizijos Das Reich avangardai pasiekė Belgrado priemiesčius. Kapitono Fridzo Klingenbergo vadovaujama grupė nusprendė rizikuoti pavojingą operaciją. Jie motorinę valtimi kirto Dunojų, sėkmingai išsilaipinę nepastebėti Jugoslavijos sargybinių. Patekę į miestą, jie pasinaudojo sumaištimi, kad judėtų per miestą be pasipriešinimo, nuginkluodami vietinės pajėgas ir užimdami rotušę. Ten tik 6 kareiviams pavyko nušalinti merą Jevremą Tomičių ir pakeisti jį Ivanu Miličevičiumi, kuris įsakė įgulos pasiduoti. Balandžio 12 į 13 vidurnaktį visas Belgradas atsidūrė 12 Vokietijos armijos kontrolėje. Balandžio 13 dieną Vokietijos puolimo intensyvumas sumažėjo, tačiau jų sąjungininkai toliau veržėsi. Italijos kariai Slovėnijoje užėmė Ototatą ir Gradacą, o Albanijoje ašies pajėgos pradėjo savo puolimą Juodkalnijoje, išstumdamos likusius 3 Jugoslavijos armijos karius netoli Skutari ežero. Vojvodinoje Vengrijos kareiviai kovojo miesto mūšiuose Novi Sade, nors jiems pavyko užimti Sentą ir užsitikrinti Baranę. Balandžio 14 dieną situacija Jugoslavijai pablogėjo. Italijos daliniai okupavo Kniną, o Vengrai visiškai užtikrino Vojvodinos kontrolę, užėmė Novi Sadą. Atsižvelgiant į šią situaciją, karalius Petras II ir jo vyriausybė, perkėlusi laikinąją sostinę į Palę, nusprendė bėgti. Pirmiausia, jie keliavo į Kniną Juodkalnijoje, po to į Atėnus Graikijoje ir galiausiai pasiekė Kairą, kur Jungtinė karalystė jiems pasiūlė prieglobstį. Kitą dieną, balandžio 15, buvo bandoma evakuoti karališkosios Jugoslavijos oro pajėgų likučius. 18 lėktuvų sėkmingai išvyko į Egiptą, tačiau 5 bombonešiai buvo sunaikinti per Vokietijos oro antskrydį Paramitijos aerodrome Graikijoje. Tuo tarpu sausumoje ašies puolimas tęsėsi be pasipriešinimo. Vokietijos kariai iš Kroatijos įsiveržė į Bosniją ir Hercegoviną, užimdami Banjaluką, Travniką, Zeniką ir Sarajevą. Paraleliai 12 Vokietijos armija užėmė Valjevą ir kirto Drinos upę, o italai pietų Kroatijoje užėmė Gospičą, Šibeniką, Splitą, Šibeniką ir Metkovę. Juodkalnija iki tol mažiau paveikta invazijos patyrė lemiamą smūgį balandžio 16 dieną. Italijos kariai sutriuškino 3 Jugoslavijos armiją ir užėmė Podgoricą. Tada jie judėjo į Nikšičių ir susijungė su kroatų sukilėliais Trebinėje. Pietryčiuose, pasienyje su Albanija, Italijos kariai okupavo Makedoniją, užimdami Debarą, Ohridą, Strugą ir Bitolą, o Kosove, remiami Albanijos milicijos, užėmė Prizreną. Balandžio 17 dieną didžioji dalis šalies jau buvo kontroliuojama ašies, išskyrus Adrijos jūros pakrantę, kur vyko paskutinės kovos. Iš rytų Italijos pajėgos veržėsi į Cetinį ir Kotoro uostą, kur Jugoslavijos karinis jūrų laivynas nuskandino savo laivus, kad jie nepatektų į priešo rankas. Iš vakarų Juodųjų marškinių batalionas užėmė Dubrovniką, vėliau pervadintą Ragusą. Situacijai visiškai žlugus, balandžio 17 generolas Danielas Kalafatičius paprašė paliaubų. Tačiau, neturėdamas įgaliojimų derėtis, buvo kreiptasi į buvusį užsienio reikalų ministrą Aleksandrą Cincar Markovičių, kuris buvo perkeltas į Belgradą, kad pasirašytų besąlyginį Jugoslavijos kapituliaciją.
Nuo to momento visa teritorija atsidūrė ašies pajėgų kontrolėje. Jasenovacas, Balkanų pragaras ir Sremo žudynės. Kai Jugoslavija subyrėjo 1941 metais balandį, kai kurie regionai paskelbė savo autonomiją. Tarp jų nepriklausoma Kroatijos valstybė, Juodkalnija ir nacionalinio gelbėjimo Serbija. Pastarojoje, Trečiajam reičiui pavaldus režimas, vadovaujamas Milano Nedičiaus, priėmė nacių ideologiją paremtas priemones. Tų pačių metų balandžio 30 dieną Nedičius pasirašė dekretą dėl rasinės kilmės, izoliuodamas 16 000 žydų gyvenusių teritorijoje. Nepaisant to, pirmosios žudynės Serbijos teritorijoje nebuvo Nedičiaus valdžios, o Kroatijos armijos ir Ustashos milicijos darbas, kurį verždamasi į Sremą įvykdė šimtus žydų nužudymų Savos upės ir Banato regione. Kiti buvo išsiųsti į Jasenovacą, naikinimo stovyklą, kurioje Antrojo pasaulinio karo metu buvo įvykdyti žiaurūs nusikaltimai. Šiame kontekste Jasenovacas tapo teroro epicentru Balkanuose. Ši koncentracijos ir naikinimo stovykla, valdoma Ustashos režimo nepriklausomoje Kroatijos valstybėje, esanti Savos ir Unos upių santakoje, buvo trečia pagal dydį Europoje ir vienintelė regione, valdoma kolaboracionistinės vyriausybės. Nuo įkūrimo 1941 metais rugpjūtį iki likvidavimo 1945 metais balandį Jasenovacas buvo neįsivaizduojamų žiaurumų liudininkas. Skirtingai nuo nacių stovyklų, jame nebuvo dujų kamerų ar pramoninių masinio naikinimo metodų. Vietoj to egzekucijos buvo vykdomos individualiai ir brutaliai naudojant peilius, plaktukus, kirvius ar šūvius iš arti. Pagrindinės aukos buvo serbai, vykdant genocidą prieš jų tautą, po jų sekė žydai, romai ir politiniai oponentai. Stovyklą sudarė 5 poskyrių kompleksas, besidriekiantis per 210 kvadratinių kilometrų abiejose Savos ir Unos upių pusėse. Didžiausia iš jų buvo vadinamoji plytų gamykla, esanti už 100 km nuo Zagrebo. Taip pat buvo ir kitų sektorių, tokių kaip Stara Gradiška, Gradina Donja, 5 priverstinio darbo ūkiai ir Romų stovykla Užtitoje. Tikslus aukų skaičius vis dar ginčiamas, tačiau labiausiai priimti skaičiai rodo, kad apie 100 000 žmonių buvo nužudyta Jasenovace tarp 1941 ir 1945 metais, o tai daro ją vieną mirtiniausių naikinimo stovyklų Antrojo pasaulinio karo metu. Saimište – mirties stovykla ir dujų sunkvežimis, kuris ištrynė Serbijos žydus. Belgradas, Serbijos sostinė, turėjo didžiausią žydų populiaciją Jugoslavijoje, todėl jis tapo pirmojų Trečiojo reicho ir Milano Nedičiaus vyriausybės taikiniu. 1942 metais kovą daliniai ir serbų pagalbinės pajėgos, vadovaujamos Haraldo Turnerio, sučiupo miesto žydus. Vyrai buvo nedelsiant nužudyti, o moterys ir vaikai buvo laikomi internuotojų stovykloje Saimištėje. 1942 metais gegužės 9 dieną Saimištės kaliniai buvo nužudyti užplombuotame sunkvežimyje, atsiųstame iš Berlyno, kuriame buvo išleistas anglies monoksidas, uždusinęs visus. Po moterų ir vaikų sunaikinimo buvo įsakyta sunaikinti Belgrado ligoninės pacientus ir buvusius žydų karininkus, priklausiusius karališkajai Jugoslavijos armijai. Apytiksliai 8 000 Belgrado žydų buvo nužudyti Saimištėje. Pareigūnas Haraldas Turneris, atsakingas už žudynes, išdidžiai pareiškė savo viršininkams: Serbija yra vienintelė Europos šalis, kurioje žydų problema buvo išspręsta. Be šio epizodo nacionalinio gelbėjimo Serbijoje nebuvo tokių didelių žudynių dėl Milano Nedičiaus nustatytų apribojimų. Tačiau žydai ir čigonai buvo atskirti nuo vietos gyventojų ir išsiųsti į skirtingas koncentracijos stovyklas, kur tūkstančiai mirė dėl nežmoniškų sąlygų. 1944 metų pabaigoje ašies pajėgos atsitraukė, o Sovietų sąjunga perėmė kontrolę, vėl įtraukdama Serbiją į Jugoslaviją. Tuo metu 14 500 Serbijos žydų buvo nužudyti vokiečių, kroatų ir kai kurių serbų kolaboracionistų, o tai reiškia 90% šalies žydų bendruomenės išnykimą. Titas ir jo partizanai – didžiausias antifašistinis pasipriešinimas Europoje.
Jugoslavijos partizanai, oficialiai žinomi kaip Nacionalinė išlaisvinimo armija ir Jugoslavijos partizanų būriai, buvo komunistinis pasipriešinimo judėjimas kovoja su ašies pajėgomis, daugiausia naciais Jugoslavijos teritorijoje Antrojo pasaulinio karo metu. Vadovaujami Josipo Broz Tito, jie buvo laikomi efektyviausia antifašistinė jėga Europoje per tą konfliktą. Iš pradžių jie veikė kaip partizanai, bet laikui bėgant virto organizuota armija, kuri 1944 metų pabaigoje jau turėjo apie 650 000 kovotojų. Pagrindinis jų tikslas buvo išvaryti įsibrovėlius ir sukurti socialistinę valstybę, kuri integruotų visas Jugoslavijos etnos grupės. Po šalies invazijos 1941 metais balandį Titas ėmėsi iniciatyvos ir suformavo šį judėjimą. Partizano puolimas sustiprėjo po to, kai Vokietija birželį užpuolė Sovietų sąjungą. Iki Liepos mėnesio jau buvo kilęs didelio masto maištas, kuriame iš pradžių dalyvavo četnikai, vadovaujami Dražos Mihailovičiaus, o tai paskatino trumpalaikės Užičės Respublikos paskelbimą. Nepaisant daugybės ašies puolimų, partizanams pavyko atsispirti, nuolat judant vadovaujant Titui. 1943 metų pabaigoje sąjungininkai nusprendė atšaukti savo paramą Mihailovičiui ir palaikyti Titą, atradę, kad četnikai bendradarbiavo su priešu. Teherano konferencijoje partizanai buvo oficialiai pripažinti. Po metų 1944 metų rudenį Tito kariai padedami Raudonosios armijos sugebėjo išlaisvinti Belgradą. Konflikto pabaigoje partizanai perėmė šalies kontrolę, taip pat ir tokių sričių kaip Triestas ir Karintija. Pasibaigus karui, šis pasipriešinimas virto naujai įkurtos Jugoslavijos federacinės liaudies Respublikos ginkluotosiomis pajėgomis. Judėjimas turėjo du pagrindinius tikslus. Pirmasis buvo kovoti su okupacinėmis pajėgomis. Iki 1944 metų, kai jie pradėjo gauti pakankamą Didžiosios Britanijos paramą, vieninteliai ginklai, kuriuos jie gaudavo, buvo iš pačių įsibrovėlių. Antrasis tikslas buvo sukurti federalinę komunistinę valstybę, kurioje gyventų skirtingos etninės grupės. Kad tai pasiektų, komunistų partija siekė pritraukti visas Jugoslaviją sudarančias grupės, užtikrindama, kad kiekviena bendruomenė išlaikytų savo teises. Kita vertus, konkuruojantis judėjimas četnikai turėjo labai skirtingus interesus. Jie norėjo išlaikyti monarchiją, apsaugoti serbų gyventojus ir sukurti Didžiąją Serbiją, išvarant kitas grupės iš regionų, kuriuos jie laikė savais. Nuo pat pradžių tarp abiejų pusių tvyrojo įtampa, tačiau 1941 metais spalį konfliktas paaštrėjo ir virto atvira kova. Četnikai Tito įtraukė poziciją laikė grėsmę serbams, o komunistai visiškai atmetė jų monarchinės sistemos gynimą. Per pirmosius metus dauguma partizanų buvo serbai. Tuo metu musulmonų ir kroatų vadai turėjo pakeisti savo vardus, kad išvengtų problemų su savo bendražygiais. Tačiau situacija pasikeitė po Vokietijos kariuomenės atsitraukimo, kurį paskatino Sovietų ir Bulgarijos puolimas Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Kosove 1944 metų rudenį. Nuo tada prisijungė daugiau serbų, makedonų ir albanų, o tai žymiai padidino kovotojų skaičių. Iki tų metų pabaigos partizanų armija jau turėjo 650 000 vyrų ir moterų. 1945 metų balandį šis skaičius viršijo 800 000, įsitvirtindamas kaip viena didžiausių karinių pajėgų konflikte. Kragujevaco žudynės, kai naciai iš keršto sušaudė studentus ir civilius. 1941 metais, vykstant Vokietijos Jugoslavijos okupacijai, Hitleris įsakė žiauriai atkeršyti Serbijai. Jo tikslas buvo sunaikinti bet kokį pasipriešinimą po invazijos. Tačiau po to sekė neįsivaizduojamos žudynės. Už kiekvieną žuvusį vokiečių kareivį naciai nužudydavo 100 civilių, o už kiekvieną sužeistą sušaudydavo 50. Vienas kruviniausių šios naikinimo politikos epizodų įvyko Kragujevace, Serbijoje, kur per kelias dienas buvo nužudyti tūkstančiai žmonių, tarp jų studentai, mokytojai ir nekalti piliečiai. Šios žudynės, nors ir mažiau prisimenamos nei kiti nacių žiaurumai, buvo negailestingas bandymas sutriuškinti Jugoslavijos pasipriešinimą. Viskas prasidėjo sekmadienį, 1941 metais spalio 19 dieną Kragujevaco apylinkėse, ketvirtame pagal dydį Serbijos mieste po Belgrado.
Įsikūręs prie Lepenicos upės krantų, miestas pasižymėjo stiprią pramonę, ypač mašinų ir ginkluotės gamybą. Tarp 1818 ir 1839 metų jis buvo pirmoji modernios Serbijos sostinė ir būtent ten buvo paskelbta pirmoji Balkanų konstitucija. 1941 metais jame gyveno 27 249 žmonės ir jis buvo šalies politinis, kultūrinis, švietimo ir pramonės epicentras. Naciams, tačiau regionas buvo banditų prieglobstis, terminas, kuriuo jie apibūdino serbų kovotojus. Ta sekmadienį, dar neįsigaliojus taisykliai, pagal kurią už kiekvieną žuvusį vokiečių kareivį turėjo būti sušaudyta 100 civilių, o už kiekvieną sužeistą 50 buvo nužudyti 415 žmonių. Aukos buvo sulaikytos per operacijas, kurių metu naciai užblokavo įėjimą į miestą iš 3 kaimininių vietovių. Kitą dieną, spalio 20-ąją, Vokietijos kariuomenė surengė masinį reidą Kragujevato gatvėse ir namuose. Apie 5000 piliečių buvo sulaikyta, kad būtų atrinkti ir vėliau įvykdyta egzekucija. Vyrus ir jaunimą išvežė iš jų namų, darbo vietų, gamyklų ir viešųjų įstaigų. Jie taip pat įsiveržė į mokyklas, kur suėmė apie 312-18 metų amžiaus vidurinės mokyklos mokinių kartu su jų mokytojais, tarp jų Lazą Panteličių, pagrindinės miesto berniukų mokyklos direktorių. Kai kurie istorikai teigia, kad sulaikytųjų skaičius buvo dar didesnis, siekiantis 7000. Tarp jų buvo jaunų rumunų, daugiausia batų valytojų, kurie atsisakė valyti vokiečių karių batus. Nehrmaftas patikino suimtuosius, kad tai tik dokumentų patikrinimas ir kad jie bus perkelti į kareivinės kontrolę. Tačiau mažai kas tikėjo šią versiją. Kai kurie, žinodami, koks likimas jų laukia, pradėjo rašyti atsisveikinimo žinutės ant popieriaus skiautelių, išplėštų iš sąsiuvinių, tikėdamiesi, kad kas nors jas ras. Ta diena buvo sušaudyti 123 Serbijos žydai, tarp jų kelios moterys. Spalio 21-ąją žudynėms tęsiantis, Vokietijos armija išplatino ir iškabino ant miesto sienų pranešimą, kuriame pateisino žudynės, bailūs ir klastingi išpuoliai prieš mūsų kareivius praėjusią savaitę, kurių metu 10 žuvo ir 26 buvo sužeisti, turėjo būti nubausti. Už kiekvieną žuvusį vokiečių kareivį buvo sušaudyta 100 žmonių, už kiekvieną sužeistą 50. Daugiausia tai buvo komunistai, nusikaltėliai ir kolaborantai. Iš viso buvo įvykdytos 2300 žmonių egzekucijos. Bet koks naujas sabotažas ar ataka bus atsakyta vienodai griežtai. Naciai užfiksavo represijas. Išlikę siaubo vaizdai rodo sukrečiančias scenas. Tarp 144 mokinių, kurie buvo nužudyti kartu su savo mokytojais, daugelis buvo sušaudyti netoli miesto esančiose vietovėse, kur buvo aukšta žolė ar krūmai. Jie pasirodo uždengtomis akimis, kai kurie su sukryžiuotomis rankomis. Pasakojama, kad kai kurie iš jų drąsiai šaukė: mes esame jauni serbai. Šaudykite, prieš pat būdami nušauti. Kiti žuvo atokiuose keliuose arba prie sienų, skiriančių upę nuo pagrindinės alėjos. Kai kuriuose nuotraukose matyti, kaip vokiečių pareigūnai šūviais pribaigė tuos, kurie jau gulėjo ant žemės. Taip pat buvo aukų pakabintų ant medžių ar gatvės žibintų centrinėje aikštėje, primenančių Pirmojo pasaulinio karo scenas. Vienoje iš nuotraukų matyti jauna moteris, kuri jau pakarta, ir berniukas su kepure persigandęs ruošiamas užnerti kilpą ant kaklo. Laukuose ir gatvėse žuvusiųjų lavonai, daugelis nuo sunkiųjų kulkosvaidžių smūgių, buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Kūno kasimo ir užkasimo užduotis teko kaliniams, kurie išgyveno ir vėliau liudijo Niurnbergo procesuose. Spalio 20-ąją, 10 dienų po žudynių, Vokietijos ambasadorius Serbijoje Feliksas Benzleris išsiuntė ataskaitą Berlynui. Savo pranešime, glaustai ir tiesiogiai, jis teigė, praėjusią savaitę Karaliau ir Kragujevace buvo įvykdytos masinės serbų egzekucijos, atsakant į Nehrmafto kareivių mirtis, taikant 100 serbų už kiekvieną vokietį proporciją. Karaliau mieste buvo sušaudyta 1700 žmonių, o Kragujevace 2300. Ši diplomatinė ataskaita patvirtina, kad Kragujevacas nebuvo vienintelis patyręs tokius žiaurumus. Nacių žudynės, vykusios vienu metu skirtingose vietovėse, padidino Vokietijos keršto aukų skaičių, svyruojantį nuo 7 000 iki 10 000.
Už 50 km Karaliau mieste buvo nužudytas bent vienas kiekvienos kaimo šeimos narys. Wehrmachtas nusiaubė Rudniką, o Gornji Milanovacas buvo nuniokotas padegamųjų bombų atakų. Iš 464 namų liko tik 72. Be serbų buvo nužudyti rumunai, makedonai, slovėnai, žydai, musulmonai ir krikščionys. Naujausi tyrimai nustato, kad tikslus žuvusiųjų skaičius Kragujevace pasiekė 2778. Tai užfiksuota miesto memorialinėme parke ir spalio 21 muziejuje, kur saugomi pasmerktųjų parašyti atsisveikinimo laiškai, kartu su jų asmeniniais daiktais ir dokumentais primenančiais apie žudynes. Vienas svarbiausių miesto paminklų pagerbė nušautų studentų atminimą. 2012 metais Serbijos nacionalinė asamblėja paskelbė spalio 21 dieną Antrojo pasaulinio karo serbų aukų atminimo dieną. Nacistinis karininkas Franzas Boehme buvo suimtas Norvegijoje pasibaigus karui. Vadinamajame Nürnbergo antraeiliuose teismuose jis buvo teisiamas už Kragujevaco žudynes ir už daugybę karo nusikaltimų, kuriuos jo kariai įvykdė Serbijoje. 1947 m. gegužės 29 dieną jis iššoko iš kalėjimo, kuriame buvo laikomas 4. aukšto. Jo palaikai ilsisi Grace, mieste esančiame Austrijos pietuose. Tylusis naikinimas, vokiečių persekiojimas Jugoslavijoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pirmaisiais šaltojo karo metais Jugoslavija vykdė stiprų kelių etninių mažumų persekiojimą savo teritorijoje. Josipo Broz Tito vadovaujamas režimas skatino šias priemones prieš kroatus, slovėnus, juodkalniečius, italus ir vengrus, tačiau viena labiausiai paveiktų bendruomenių buvo 500 tūkstančių etninių vokiečių arba auslandeucie, kaltinamų bendradarbiavimu su Trečiuoju reichu. 1944 metais atvykus Raudonojai armijai ir išlaisvinus Belgradą, daugelis vokiečių gyvenusių regione pateko į Jugoslavijos partizanų kontrolę. Nuo to momento, remiantis kai kuriems vietiniams gyventojams, prieš juos kilo smurto banga. Daugiau nei 7,000 žmonių buvo nužudyti linčiuojant ir masinėse egzekucijose, įskaitant tuos, kurie priešinosi nacizmui. Simbolinis atvejis buvo kunigo Adalberto Šmito, mirtinai sumušto Jugoslavijos karių, nors jis padėjo daugeliui nacių režimo aukų. 1944 m. lapkričio 2 dieną Jugoslavijos antifašistinis išlaisvinimo komitetas dekretu paskelbė, kad vokiečių bendruomenė netenka savo pilietybės, praranda visas civilinės teises ir nuosavybę. Iš pradžių šios priemonės buvo taikomos Maribore, kur dauguma gyventojų buvo vokiečiai, bet vėliau išplito visoje Jugoslavijoje. Su Slovėnijos liaudies fronto okupacija šios nuostatos taip pat įsigaliojo keliuose Slovėnijos regionuose. 1945 m. balandžio 29 dieną Auslandeucie buvo paskelbti valstybės nuosavybė ir paversti vergais. Daugelis buvo parduoti arba priskirti privatiems asmenims, o vaikai buvo atskirti nuo savo šeimų pagal tų, kurie juos įsigijo poreikius. Daugiau nei 200 tūkstančių žmonių buvo priversti atstatyti griuvėsiuose esančius kaimus ir miestus, o 47 tūkstančiai buvo išsiųsti į Sovietų sąjungą dirbti Donbaso kasyklose. Prie to prisidėjo tūkstančiai kalinių perkeltų į priverstinio darbo stovyklas įvairiose Balkanų dalyse. Tie, kuriems pavyko išvengti vergijos, patyrė lygiai tokią pat sunkią lemtį. Netekę pilietybės 313 tūkstančių vokiečių buvo išvaryti į skirtingas šalis. Apie 150 tūkstančių įsikūrė Vokietijoje, tiek pat emigravo į Austriją, o 10 tūkstančių pasiekė Jungtines Amerikos valstijas ir 3 tūkstančiai Prancūziją. Šios represijos pasekmės buvo niokojančios. 57 640 vokiečių žuvo, iš kurių 48 447 mirė darbo stovyklose. 7199 buvo nužudyti ir 1994 mirė kelionės į ER metu. Be to, dauguma išgyvenusiųjų buvo priversti palikti savo namus, palikdami Jugoslavijos vokiečių bendruomenę ant išnykimo ribos. Šaltajam karui įsitvirtinus, Tito ir Sovietų sąjungos santykiai pablogėjo.
Bandydamas subalansuoti savo politinę poziciją, Jugoslavijos režimas nutraukė deportacijas 1950 metais ir leido 82 tūkstančiams vokiečių likti šalyje, atgauti pilietybę ir kai kūrė savo teisės. Šis sprendimas užkirto kelią visiškam vokiečių buvimo Balkanuose išnykimui, nors jo poveikis regiono istorijai buvo negrįžtamas. Persekiojimas prieš auslandeuciją Jugoslavijoje nulėmė 57 640 mirčių. Iš šios skaičiaus 48 447 mirė koncentracijos stovyklose arba atlikdami priverstinius darbus, 7199 buvo sušaudyti, o 1994 mirė perkeliant į Sovietų sąjungą. Prie to prisidėjo 360 tūkstančių ištremtųjų, kai kurie priversti bėgti iš šalies, kiti parduoti kaip vergai į ERE. O tai praktiškai sunaikino vokiečių bendruomenę regione. Prasidėjus šaltajam karui, Jugoslavija nutraukė santykius su ERE, o Josipas Broz Titas, bandydamas išlaikyti šalį neutralioje pozicijoje, įsakė nutraukti deportacijas. Dėl šio sprendimo 1950 metais 82 tūkstančiams vokiečių pavyko likti. Jie atgavo pilietybę ir vėl tapo piliečiais teisėmis, taip išvengdami, kad jų tauta visiškai išnyktų Balkanuose. 1941 metais Jugoslavijos invazija žymi vieną tamsiausių šalies istorijos skyrių. Teritorijos suskaidimas palengvino genocidinės politikos įgyvendinimą okupantų ir jų vietinių kolaborantų. Nepriklausomoje Kroatijos valstybėje fašistinis Ustašų režimas vykdė serbų, žydų ir čigonų etninį ir religinį valymą naikinimo stovyklose, tokiuose kaip Jasenovacas. Serbijoje Vokietijos okupacija nedelsiant įvedė antisemitinės priemonės, o žydų bendruomenė buvo beveik sunaikinta masinėmis egzekucijomis ir deportacijomis. Pasipriešinimas netruko atsirasti. Viena vertus, monarchistai četnikai, ištikimi karaliui Petrui II, kovojo už senosios Jugoslavijos atkūrimą, o komunistiniai partizanai, vadovaujami Josipo Broz Tito, skatino antifašistinę kovą, kuri taip pat siekė politinės ir socialinės transformacijos. Nepaisant brutalios okupacijos, karas Jugoslavijoje sukėlė vienybės jausmą aplink pasipriešinimą, nors pokaris atnešė naujų įtampų tarp jos tautų. Holokaustas Jugoslavijoje ne tik atėmė tūkstančių žydų gyvybės, bet ir sunaikino ištisas bendruomenės, kurios šimtmečiais buvo neatsiejama šalies dalis. Karas ir okupacija parodė, kaip neapykanta, ekstremizmas ir geopolitinės ambicijos gali sugriauti tautą ir atimti tūkstančių nekaltų žmonių gyvybės. Nors konfliktas baigėsi 1945 metais šalies išlaisvinimu, okupacijos sukelta trauma ir susiskaldimai tęsėsi dešimtmečius. Kaip tokia įvairi ir turtingos istorijos tauta galėjo patirti tokį žiaurų sunaikinimą? Jugoslavijos istorija Antrojo pasaulinio karo metu mums palieka įspėjimą apie netolerancijos ir karo pasekmes.